Rasi Gedimino eterinį kūną. 3, 2, 1. Randu. Na ir kaip jis ten atrodo? Uždedi apsaugas visiems? Jau uždėjau apsaugas. Labai keistai, žinok, atrodo, kad jo kūnas robotu pavirtęs. Wow. Tai Tai galva sveika. Čia jau padarytas robotas visas. Gerai, tada iš karto nusiunčiam hologramas pasižiūrėti, kokioj jisai yra laboratorijai. 3, 2, 1. Taip. Ką tu ten matai? Aš matau per stiklą. Už stiklo viskas, ne? Jisai guli ant tokio stalo plastikinio. Nežinau, jis tiesiog guli, čia nieko nėra. Kažkaip man ateina dirbtinis intelektas. Tai čia pažiūrėk, ar tikrai Gediminas. Gedimino pasąmonės yra. Gedimino galva čia. Aha, tai reiškia, čia klonas. Aha. Gerai, dabar su Sarana pasikviečiam patį Gediminą prieš save. 3, 2, 1. Na, aš jo tik galvą randu, žinok. Gerai, paklausk Gedimino tos galvos. Ar jisai sutinka, kad dirbtumėme su juo ir su jo pasąmonė? Taip. Gerai. Dabar klausim Gedimino. Kodėl pas tave tai galva, kur tavo visas tavo kūnas pagal DNR? Aš nieko nežinau. Jie viską išsinešė, aš miegojau. Aš neatsimenu. Gerai, tada kiek pasąmonės turi savo? 38. Gerai, kur jo likusi kita pasąmonė, jisai išreiškia savo valią ir grąžinasi visą pasąmonę. 3, 2, 1, švariai išvalyta pagal savo DNR. Kažkur stringa kūnuose. Kūnuose, jo kūnuose. Gerai, žiūrėk, kur stringa. Aš matau tarytum išardytas kūnas dalimis. Plaštakos. Yra plaštakos, yra pėdos ir galva čionais. Ir visa kita yra išardyta dalimis. Robotas įkištas. Gerai, kas įkišo tą robotą prieš mus? 3, 2, 1. Ateina pilkis. Bele kokia didelė galva. Gerai, klaus pas tą pilkį, ką čia padarysiu Gediminu? Mes bandome perteikti robotams žmogaus pasąmonę ir sąmonę. Pojūčius visus. O tai kuo ypatingas čia Gedimino kūnas? Jis tiesiog davė sutikimą tai daryti. Tai Gediminas dabar išreiškė savo valią ir nori grąžintis dabar savo visus organus, savo kūnus iki paskutinės dalelės.
Mes neleidžiame. Kodėl? Kas čia tau Jis taip? turi sutartį su mumis. Mes galime jam nebeleisti. A, gerai, Gediminas dabar išreiškia savo valią ir pasako, kad jisai nesutinka su šita sutartimi, nes sutartis buvo padaryta apgaulės būdu. 3, 2, 1. Gediminas atsiima visas savo kūno dalis. Taip. Išmeta tas robotinės visas dalis. Uždedam Išstūmė. ant pilkio, davai užmetam. 3, 2, 1. Taip. Na ir kaip patinka roboto dabar kailyje? Jis miršta. Nu tai va, Gediminas irgi būtų numiręs, nu. Gerai, dabar taip. Tenais toj laboratorijoje. Nusinčiam savo hologramą. Išmetam tą pilkį su visom tom roboto dalim. 3, 2, 1. Ir nusinčiam savo hologramas į tą laboratoriją ir žiūrim dabar, kas tenais vyksta su jo to klonu. Kiek klonų iš viso iš jo yra padaryta? 3, 2. 123 klonai. Aha. Ir žiūrėk dabar, katrie yra jau paruošti. Visi buvo paruošti, tiesiog kai susigrąžino kūno dalis, jie visi pradėjo kristi. Grąžinasi visą pasąmonę Gediminas iš visų šitų klonų. 3, 2, 1 pagal savo DNR. Be jokio pamės. Pas jį atrodo į DNR įdėta, žinai, kaip būna reptilijos liauka, tai pas jį pilkio liauka. Davai išimam. 3, 2, 1. Kažkoks tai hybridinis pilkis su reptilija įdėtas buvo. Susigrąžina savo liauką pagal DNR. Taip. Ir dabar žiūrėk, kas pas tos klonus dar yra Gedimino. Nieko, dabar čionais tiesiog metalo krūva guli, ne? Toks metalo kalnas. Gerai, visą į portalą išmetam. 3, 2, 1. Ištraukiam visą informaciją, jeigu dar kažkokia tai liko Gedimino tose klonuose. Iš metalo energiją. Taip. Dabar žiūrim toj laboratorijoje, kur yra užregistruota Gedimino duomenys visi. 3, 2, 1. Failai atsidaro. Tokie kompiuteriniai failai. Kas juose yra? Aplankalai tokie. Jas, čia tokia sistema, žinai, kur hologramą atsidaro ir tu gali valdyti ją. Ir atsiveria aplankalai. Tarytum Gedimino aplankaluose net įėjus į Gedimino aplankalą atsidaro kiekvieno roboto tarytum pavadinimai. Aš nelabai suprantu, kas čia kažkokiais kodais. Ir kiekvienas robotas tarytum kiekviena Gedimino dalis, kur buvo paimta, tarkim, dilbis, blauzda. Kiekvienas robotas turėjo po mažą dalį kūno. Ir tai buvo jo kiekvieno roboto pažeidžiamoji dalis, nes tai kaip širdis kūne, kuri palaiko, žinai. Tai taip pat ir to roboto, kur buvo įdėta jo dalis kažkokia, buvo pažeidžiamiausia vieta. Gerai. Viską naikinam iš visų registrų, šitus duomenis šitoj laboratorijoje. 3, 2, 1.
Susirenka visą savo energiją. Gediminas visą švarę, tvarkingą iš tos laboratorijos. 3, 2, 1. Nepaliekam jokios informacijos, jeigu ten Gediminas turėjo Kažkaip kažkokios. sako kraujas, Gediminas kartoja kraujas, mano kraujas. Gerai, žiūrim, kur jo kraujas. 3, 2, 1 irgi šitoje laboratorijoje. Nu dabar, kai davė komandą, žinai, aš matau tokius, nežinau, stiklinius tokius indus. Šitoje laboratorijoje, šitoje pačioj. Jo, bet kitas kambarys. Kas ten yra? Tarytum jo kraują maišo su kažkokiu kitu neoniniu skysčiu, mėlynu tokiu neoniniu. Tarytum tai su medūzos, kažkas man su medūzos eina. Kažkoks medūzos skystis. O, tai negerai. Gerai. Dabar ką mes padarom? Atsiima Gediminas kraują visą savo, išsivalo, išsifiltruoja, pakviečiam gidūnus, kad jie dar pažiūrėtų 3, 2, 1, kad nebūtų jokių priemaišų. Aha. Tarytum, kai jisai grąžinasi savo kraują, tas skystis išstumiamas dėl pertekliaus. Tokia kaip, nežinau, kaip želatinas skystas eina. Per odą sunkiasi. Tai čia buvo paruoštas kraujas šitiem klonam. Jo, kažkas sako, ruošiamas kraujas, kad generuotų tose robotuose. Ir va ta dalis, kur buvo paimta iš Gedimino, tarkim mane, dilbis ar šlaunis ar ranka. Turėtum į tą vietą suleidžiamas tas kraujas ir vis tiek išlieka kraujo sistemos dalelytė ir jos nereikia pilnai atkurti robote. Ir jinai varinėja tą kraują ir taip robotas palaiko gyvastį ir pojūčius įgauna jo. Netgi telepatiją įgauna automatiškai. Į dirbtinį intelektą įsidiegia visos sistemos, kurias turi Gediminas kaip žmogus, kaip telepatas, kaip siela. Gerai. Taip. Gerai. Tas skystis reikalingas tam, kad robotas neužtrumpintų. Tai taip, aš supratau. Gerai, kaip dabar Gediminas, Gedūnai sako, dėl kraujo susitvarkė jisai? Gidūnai labai, jisai susitvarkė, bet Gidūnai labai, biškai šokiruoti vaizdo ir visos padėties susidariusios. Ir jam tiesiog valo tą odą, per kurią sunkiasi tas perteklius to skysčio kito. Ir Gidūnai tvarko odą realiai labiau negu tą kraują, nes Gediminas pats ima savo kraują, valosi jį. Ir į savo kūną deda. Perteklius to skysčio, jisai sunkiasi ir Gidūnai tiesiog viską valo. Čia šiaip reiktų išmesti tą visą skystį. Gerai, metam 3, 2, 1. Sudedam dar magnetus, mini magnetus, multimagnetus, siurblius ir padedam Gidūnui ištraukti viską iš odos, kas liko nuo šito kraujo, kas 3, 2, 1. Kaip sena kažkokia limfa bėga. Viską ištraukiam, nepaliekam anei lašelio, jokios svetimkūnio. Matau ant smegenų netgi kažkaip, žinai, įtakoja tas kraujas. Tokia plėvelė susidariusi. Kaip maišelis, tokia glitinė plėvelė, nesuprantu. Gerai, nuimame tą plėvelę irgi į portalą viską. 3, 2, 1. Smegenys deguonies gauna.
Nu, viskas. Gerai, dabar paklaus, kaip Gediminas jaučiasi. Apsvaigęs. Gerai, kiek jisai dabar atsiėmė savo pasąmonės iš tų klonų. Turi 98%. Gerai, žiūrim, kur 2 procentai. 3, 2, 1. Pas Zandro. Ateik čia. Išeinam iš tos laboratorijos, užšaldom Zandru ir išeinam iš laboratorijos. Gerai, užšaldom Zandru ir sprogdiname tą laboratoriją. 3, 2, 1. Su visais failais, su visais informacija, kad neliktų jokios informacijos net erdvėj. Gidūnai ploja. Dabar žiūrim, ką Zandru pasakys. Ką, kaip gyveni? O kaip tu? Aš gerai, ką veiki pas Gediminą? Nespėjau Ko nespėjai? daugiau paimti. Aišku, tai daugiau nedavė? Tai kad tie pasiėmė. Gerai, grąžini Gediminui. Net mažiausius nori atimti iš manęs. O tai kaip tu gal tu iš pas tau nepriklauso nieko visiškai? Jūs vagėte žmonių, iš sielų. Jūs nemokat patys dirbti ir rimtai galvoti, kaip generuotis. Gerai, atimam viską iš jo, ištraukiam visas pasąmonės, kuris jisai turi. 3, 2, 1. Visus pinigus, kuris jisai pavogęs. Pas Gediminą daug pinigų ateina. Viskas kyla. Ką, krokodilas? Dūsta. Tai dar visai nenuduso, tai pažiūrėk, dar ką jisai dar turi. Visą Čia dar ištraukė. eina. Šiaip nemažas srautas, jūs gal jį seniai kratėt? Nesenai, vakar ar užvakar. Bet tai čia Gedimino viskas yra, ne? Tai ir kitų sielų, ir Gedimino. Gedimino tai daugiau pinigų, bet tai Gedimino jau viskas, o čia kitos sielos eina. Aha, bet jie reiškiasi kažkur tai kitur dar laiko, nes todėl, kad aš vakar juos iškračiau visus 4. Ir jie vakar turėjo labai mažai, jie reiškiasi kažkur tai pasikavoja. Gerai. Arba paima naujų. Arba paima naujų. Gerai, pažiūrim. Kada spėjo, iš kur jie gauti tų pasąmonių? 3, 2, 1. Nuo paskutinės egzekucijos su juo. Iš laboratorijų. Bendradarbiauja. Supratau. Jiems numeta kaip šunims kaulą. Gizeliai. Gerai, davai. Viskas išėjo? Jo. Gerai. Tai dabar mes į juodą skylę ir ant laužiuko 3, 2, 1. Aš galvojau, jau be laužiuko, kas tau čia per gerą širdę. Su kitaip su jais neišėjai. Gerai, mane dabar neramina, man vis tiek norisi, jie vis tiek visi bendradarbiauja ir ateina šitie 2 gražuoliai. 3, 2, 1, Zandru ir Raudona. Tandžis ir Raudona Zandru išmestas. Ai, tiesa, Tandžis. Raudona juokiasi iš tavęs. A, ko? Kažką jau paėmė iš manęs, o ne? Ne.
Ne, Sako, davai mano grįžti. vyro net pažįsti nuo meilužio. Tai man dzin visai, ką jūs ten veikit. Ir su kuo veikit. Davai, kratom viską. 3, 2, 1. Visas pasąmonės, visus pinigus, viską, ką esi pavogus. Turite sutartį su Gediminu. Ne. Davai, ištraukit tik tais. Ne. Tai kad žinok, tikrai ne. Tik tai Sandrų turėjo. Gerai, viską davai iškratom iš jos. Ir į lauželį, ir į juodą skylę. 3, 2, 1. Taip. Gerai, Tanžis atiduoda pinigus. Iš jūsų lūpų, iš visų taimink juostų egzistencijų, dimensijų, iš visur traukiam viską. 3, 2, 1. Čia Tansis ir Mindaugui biškutį atidavė. Ko tokiu? Mindaugui biškutį pinigų atidavė. Jau buvo vėl prilindęs prie jo. Tanžis. Tai žinau. Nu, tai mes tik dabar žiūrim Tanžį. Pirmai Sandrų buvo. Bet Tanžis pasąmonės neturi tik pinigų ir nedaug. Gerai, Mindaugo. Gerai, viską iškratom ir iš Gedimino grąžina viską, grąžina visiems, ką iš ko pavogęs. Visiems, aliai vieno. Tai kad jau nebeliko, jisai čia viskas čiūsna. Grąžino. Gerai, dabar į portalą ant laužiuko 3, 2, 1. Taip. Ir dabar dar vienas yra, žinau, kavalierius. Andžis 3, 2, 1 ant kelimėlio. Aš jį šiąnakt sapnavau. Ne? Ką jisai norėjo pas tave? Pyko ant manęs. Aha, gerai, užšaldyk dabar tai. Taip. Ir iškratom viską iš jo. Viską, aliai vieną energiją. 3, 2, 1. Iki 0, nunulinam. Aha. Ką grąžino? Energijų labai daug. Pas jį ir pinigų, žinok, yra daug, kratom. Aha, bet daugiau energijos. Viską nunulinam. Kažkokia mėlyna energija. Ką tai reiškia ta mėlyna Tokia energija? balta mėlyna energija. Ką tai reiškia, pažiūrėk. Kokia tai energija? Telepatija. Tai va, matai, kuo jis maitinasi. Viską, visi grįžta pas savo šeimininkus. 3, 2, 1 žaibo greičio nėra čia kada žaisti. Taip. Aha, kas liko iš jo? Džiūsna. Gerai, ir tą patį tenais 3, 2, 1 ant laužo ir juodą skylę. Taip. Žiūrėk, dabar aplinkui apsižiūrėk, ar nėra sekančių, kurie žiūrėtų aplinkui, kad jie sektų. Ne, bet kažkaip įjungiau stipresnės apsaugos. Kas? Aš įjungiau stipresnės apsaugas, bet nėra. Aha. Žiūrėk, dabar pasižiūrėk, kur tas krokodilas, kuris vakar užmetė man ant pečių. 3, 2, 1, pakviečiam čia. Sudraskytas gabalais.
Ai, tai čia mes jį vakar patvarkėm, ne? Gerai, tada išmetam į juodą skylę. 3, 2, 1. Neatsigavo, reiškia, dar. Gerai. Gerai, toliau žiūrim, kas yra Gediminui. Tokia kaip du vinys. Aš pradėsiu nuo viršaus, gerai. Mhm. Visų pirma, tai yra 3 žiogai ant smegenų. Iš karto šokdini. Su vaikais. Viską su visais kiaušinėliais, su visais anūkais, vaikais, giminėm, su viskuo. 3, 2, 1 šoka į portalą iš karto. Taip. Toliau. Kankorėžinė liauka. Kankorėžinė liauka. Kankorėžinė. Mažosios smegenys, kur pasąmonė. Tai suprantu, bet kas su jie yra? Kažkaip jinai turi silpną apsaugą informacijos. Ta prasme, tokia nenormaliai silpna. Mhm. Kur, nežinau, ar net esu mačius tokią silpną apsaugą. Net natūralios apsaugos nėra. Gerai, palauk. Einam taip pabiški ir viską valom iš eilės. Tada, kur tie vinys yra? Vienis yra kakle. Gerai, ištraukiam, jeigu mes galim ištraukti, jeigu ne, tai kviečiamės gidūnus. 3, 2, 1. Tie gėdūnai. Tokia kaip strypas jungiantis. Kažkokios čia šiukšlės likusios. Sako, šiukšlės likusios po. Gerai, uždedamės magnetus, siurblius, ištraukiam viską. 3, 2, 1 ir į portalą. Aha, ir iš krūtinės nuo kaulų kažkaip krenta. Mhm. Ir nuo sąnarių alkūnės. Viską iš viso kūno. Žodžiu, kaulai, sąnariai, pirštai kojų. Mhm. Magnetai kažkokie išeina. Delnuose magnetai. Čakros užkištos su tais magnetais. Mhm. Iškrenta. Nu. Viską į portalą metam. Taip. Įsivalom, įsičiustinam. Gerai, dabar žiūrim kankorėžinę liauką. Sakau, aš matau, kad pilna pasąmonė, bet apsauga labai kaip tokia plevelė vos, žinai. Pažiūrėk, ar kankorėžinė liauka pagal DNR, ar čia Gedimino. Gedimino. Neapnešta jinai, nieko neužnuodyta. Ne, bet man smegenys tada užsidega. Gerai, žiūrim smegenis, pasikviečiam gidūnus. 3, 2. Čia man gal virusas yra, klausyk. Gerai, ką gidūnai sako, jeigu pasižiūrė. Nesusijungia. Kas nesusijungia? Kankorėžinė liauka su sąmonė. Mhm. Gerai, bandom ištraukti virusą. 3, 2, 1, sujungiam viską ir ištraukiam. Iš karto į portalą. Aha. Kaip medūza tokia kompiuterinio tokia medūza, kaip programa būtų. Tai čia buvo dėl to kraujo? Ta medūza. Galbūt buvo įdiegta kažkokia sistema, žinai, Mhm. kad galėtų valdyti tai. Mhm. Metam viską. Taip. Mhm. Ir pasižiūrėk dabar, kaip jungiasi kankorėžinė liauka su smegenim. Šviečia dabar nušvito. Nu ir va šaunu. Toliau.
Kažkaip gerklėje kažkas dirgina, kažkokie vamzdeliai. Gerai, pakviesk gyvūnus irgi tegul pasižiūri, kas ten apie vamzdeliai. Kaip trachėja kažkokia įsitampusi labai toks savo prieš įtampas, spaudimas trachėjoj. Gerai, gyvūnai tegul pasižiūri, ką gali sutvarkyti mums, padėti sutvarkyti. Tiesiog sureguliavo, kaip tau balsas stingas kažkada. Ten tos vamzdelius visas tas šiukšles išmetam, 3, 2, 1. Ne, čia jo, aš tik bandau vaizdingiau papasakoti. Ai, čia jo, aš galvoju, kad čia reikia iš to. Nemetam, čia yra jo, kaip kažkokie tirosai būtų, čia žmogaus sandarai. Nežinau, kaip ją vadiname, neatsimenu. Įtampa tiesiog, tai gyvūnai nureguliavo. Jau sureguliavo? Jo. Gerai. Toliau einam. Akis jo laksto kažkaip. Gerai, žiūrim, kas ten ant jo akise. 3, 2, 1. Demonas. Davai čia į priekį. Šoka. Kažkaip iškreiptai jam pasaulį rodo. Kontraktą turi? Turi. Davai, traukia kontraktą ir į portalą. 3, 2, 1 su viskuo, ką jisai atnešė jam. Kažkokie prisiminimai išsitrina. Iš jūsų gyvenimo su taimink juostų viską išsitraukė. 3, 2, 1. Čia šiame gyvenime. Tik tais. O praeituose gyvenimuose nėra jau? Ne. Gerai. Gerai, dabar kas tom akim toliau darosi? Nusiema, kaip holograma būtų nuimta. Sakau, tarytum vaizdas buvo iškreiptas į pasaulėžiūrą, iškreipta jo. Per smegenis labai daug minčių kirto, žinai, jam, ta pasaulėžiūra. Matau, kad stuburas toksai netiesus. Gerai, pakviečiam gyvūnus. 3, 2, 1. Tegul sustumdo medrianus. Aha. Ties pusiauju trūksta slankstelio vieno kažkodėl. Žiūrim, kurio tas slankstelis. 3, 2, 1. Pas kažkokią bobą. Kur ta boba yra, tegul stoja prieš mus. 1, 2, 3. Jinai Lietuvoje. Vienodai čia pas mus stoja, ne prieš mus. Tu paklausi, tai man eina atsakymai. Prieš mus stoja jinai. Kaip jinai atrodo? Vyresnio amžiaus. Bet ar ne visai bobutė? Man atrodo, čia burtas bus, žinok, padarytas jam. Per pusiaują. Valdymas kažkoksai, gyvenimo valdymas. Gerai, klausiam pas tą bobutę, ką tu čia jam padarai Gediminui? Siūlą prišau, kaip dantį ištraukiau. Gerai, dėl kokios priežasties tu čia tą visą darai? Kad galėtų prisijungti. Kad tu galėtum prisijungti? Užsakovė. Ai, tai čia reiškiasi tu burtininkė, ne?
Nu, burtas šiais laikais nebeegzistuoja. Gerai, energetikai. Gerai, stoja prieš mus ta, kuri užsakė šitą burtą. 3, 2, 1. Kaip jinai atrodo? Plaukai šviesus, bet šaknis tamsesnės. Kažkoks pagreitėjęs senėjimo procesas odoje. Mėlynos akys. Labai pamaiva. Graži pamaiva. Šiaip kaip moteris tai graži. Gerai, Gediminas ją atpažįsta. Ten Gediminai kažkaip šokas. Gerai. Tai fizinis Gediminas iš papasakojimo atpažins, kas čia jam padarė tą burtą. Kažkaip dvejos, nes negalės surišti galų, ta prasme, per kur. Ne iš karto, nes yra žmonės, kurie labai aiškiai gali komponuoti. Šitas žmogus nelabai aiškiai gali komponuoti, bet galim padaryti, kad būtų aiškiau, nes aš matau, kad čia specialiai tai padaryta, kad net pažintų. Gerai, padarom, Apsauga kad viską. kažkokia, žinai. Gerai, padarom viską, kad jisai atpažintų. 3, 2, 1. Taip. Gerai. Dabar liepiam grąžinti bobutei šitą burtą, anuliuoti. Prašo atlygio neatimti, nes užsakymas buvo padarytas. Grąžina jai pačiai. Kas sumokėjo, tas ir tam ir atiduoda atgal. Jinai sako, aš neatiduosiu, sako, čia mano darbas padarytas. Tai... Gediminas išreiškia savo valią ir anuliuoja šitą burtą. Dedi, kur tu jį nori. Atgal ar savo. Jokio mums skirtumo. 3, 2, 1. Taip. Pas ką jis nuėjo tas burtas? Tavo būtent piniojo savo. Pas save į rankinuką kažkaip susirinko, aš matysiu. Jo, kur nedės dabar tą burtą, paklausk. Kur tu jį dabar dėsi? Sako, čia tik siūlas. Davai, čia mums nepasakoja, tik jis pasako. Aiškiais klausiu, kur tu jį dabar dėsi? Siūlas be užkalbėjimo nieko nedaro. Susiūva kojines. Tai kokį čia jam burtą padarai, kaip pakenkė Gediminui šitas tavo burtas, tas siūlas, neužkalbėtas? Aš tiesiog panaikinau burtą ir pasiėmiau savo siūlą. Tai kaip čia be atlygio tai padarai? Pinigus aš savo pasiliksiu už jį, kurie buvo jau sumokėti. Tegul gyvena žmogus. O kai buvo neanuliuotas tavo burtas, ko jisai kenkė Gediminui? Jinai galėjo valdyti jo stabilumą. Jo pojūtis stabiliai jaustis ant žemės. Galėjo valdyti jį, jo emocijas. Kai jis gerai jaučiasi, jis galėjo patikėti, kad jie myli šalia esant. Idiotai. Gerai. Paleidžiame tą bobutę, padėkojom, kad jinai pasiėmė tą burtą ir mes be pykčių išsiskiriam. O dabar tai moteriškiai klausiam, dėl kokios priežasties tu čia norėjai jį valdyti?
Valentinai, jinai tiesiog reikia, bet šiaip aš matau, kad egoistė jinai labai didelė yra Gerai, ir savinasi jį. uždėk tu jai dabar nasrus ir žiūrėk, ką bobutė daro su mano ranka. Su mano pirštais. Su nebobutė daro. Nu kas? Šitos bobos demonai. Davai į portalą 3, 2, 1. Jinai labai puola. Davai Ją mes užšaldo. Davai užšaldom 3, 2, 1 su visais savo demonais. Ir kai visą laiką, žinai, kur mes tokius žmonės patalpinam, duodam hipnozės burbuliukus. Man iš karto, žinot, norėjau sakyti, boksą dedam. Duodam hipnozės burbuliukus ir kol patys nesusitvarko, neišsivalo, negali išeiti. Kaip tik įsivalys, sutvarkys, nutrauks visus kontraktus, dėžė pati atsidarys ir išeis laisvi. 3, 2, 1. Taip. Užkalam, nes todėl, kad demonai atsidaro. Užkalam, aklinai užkalam. Kai įsivalys visi ten nudvės, tada jinai pati tik tai svinukai pikšt, pikšt, atsidaro ir išeina jinai, siela. Taip, matau, kad išeis. Varklai. Taip. Gerai, toliau einam žiūrėti. Ai, o tas lankstelis, jisai atgavo tą lankstelį dabar? Sugrįžo, kai neatrišo tą siūlą, jisai sugrįžo lankstelis į vietą. Supratau. Gerai, toliau žiūrim. Noriu kažkaip karmą nueiti, nukirpti ją nuo nugaros. Noriu nugarą užbaigti. Gerai, einam 3, 2, 1 į karmą, nutraukiam. Karminės skolas taip pat negatyvės, kurios veda į destruktyvą, taip pat viską traukiam. 3, 2, 1. Aha, kažkokios iš klasterio žalios gyvatės. Visas į juodą skylę. 3, 2, 1 tiesiai į juodą skylę ant laužo. Išjunk man emocijas. Išjungiam emocijas. 3, 2, 1. Taip. Mhm. Kažkoks labai apsinešęs klasteris irgi. Gerai, paklaus Gedimino, ar nori nuo klasterio nusitraukti, ar nori likti? Nusitraukti noriu, bet tvarkyti ne. Tai tada nutraukiam. 3, 2, 1. Aha, taip žinai, pečius pajudino, sako, lengviau. Gerai, toliau einam, ką matai. Matau pilve kažkokia juodas. Na, tarp žarnų kažkokios juodos erdvės kažkokios. Aha. Gerai, kviečiamės tada gidūnus. 3, 2, 1. Ką gidūnai Kažkoks pasakė? emocinis demonas. Gerai, turi kontraktą. Galim jį iš ten ištraukti, nes aš jo šiaip nematau. Gerai, traukiam. 3, 2, 1. Ištraukiam ir žiūrim, ar turi kontraktą. Taip. Turi kontraktą? Turi. Gerai, kas kontraktai yra? Kažkokie nemalonūs pojūčiai pilve, virškinimo trakto sutrikimai. Emocijų nekramtymas. Nesusivokimas savyje, nepasitikėjimas ir nepasitenkinimas. Gerai, traukia jisai su to demonų kontraktą ir į juodą skylę. 3, 2, 1. Taip. Toliau kas?
Man norisi tas žarnas paprašyti Gydūnų, kad patvarkytų, nes jos kaip ir sveikos, žarnyne nieko pačiam nėra. Nors biškai yra kažkoks uždegimas, bet manau, kad čia Gydūnai turėtų sutvarkyti. Gerai, Ir prašom. aplink žarnas, iš išorės labiau tokie, žinai, pažeidimai. Gerai, tada prašom Gydūnų, kad sutvarkytų. Aha, taip netgi link opos eina. Taip. Sutvarkė? Taip. Prostatui kažkokie smeigtukai. Gerai, viską ištraukė Gydūnai. Pakviečiam būtent prostatos Gydūnus. 3, 2, 1. Peržiūri, pažiūri, ar su prostata viskas gerai. Bet tie smeigtukai, tarytum, jeigu nori, tai labai skauda. Gerai, Gydūnų prašo pagalbos, kad ištrauktų, nes mums tam sudėtinga bus. Taip. Ir jeigu reikia gydymo, prašom pagydyti. Gydo. Taip. Toliau einu pažiūrėti. Šlaunyse, šlaunų raumenyse, tam dvigalvyje raumenyje yra astralinių lervų. Gerai, sujungiam visus siurblius, magnetus, multimagnetus ir traukiam iš visų taiminkiostų kišenių dimensijų ir egzistencijų. 3, 2, 1, nepaliekam jokios lervos, jokių parazitų. Visus parazitus salėje vieną. Į portalą. Išmetė. Tvarkoj. Jisai dabar pats gydosi tą šlaunį su rankomis energetiškai. Šaunus vyrukas. Tvarkoj. Gerai, dažiūrėk tada. Blauzdos yra šito kraujo, kažkas su kraujagyslėm ant blauzdų negerai. Gerai, tada kviečiamės vėlgi būtent kraujagyslių Gydūnus. 3, 2, 1. Kažkaip trombai kažkokie kemšas trombuojas. Iš kur tie trombai darosi? Tiek metų prabūti, žinai, išskaidytam labai. Nieko keisto. Tai gerai, Gydūnai čia sutvarkys. Tvarko, dabar valo venas visas. Kojos šilt pradėjo, pėdos. Nes kažkaip šaltas prakaitas, rytum bent jau būtų toksai. Taip. Gerai. Gerai. Tai dabar žiūrėk. Globalinis kontraktas yra. Yra. Traukėsi tą kontraktą. Sudegino. Taip. Dabar pažiūrėk skydliaukę. Jau žiūrėjau. Viskas tvarkoj. Gerai, tai dabar einam žiūrėti čakras. Paleidžiam energiją per visą čakras gyvybinę. 3, 2, 1, kaip jinai teka. Turiu ksenomorfą. Davai. Traukėsi kontraktą ir į juodą skylę. 3, 2, 1. Du vaikai. Davai. Ir su tais vaikais 3, 2, 1. Traukiam kontraktus ir į skylę. Taip. Ir pažiūrėk, iš kur jisai ateina tas ksenomorfas. Per kur ateina?
Biškai užstrigęs buvo, nes per kažkokį portalą, bet jisai dabar nebeegzistuoja, tarytum uždarytas, išvalytas. Mhm. Gerai, sutvarkom visas skylės, per kuris jisai ateina, kad jisai nerastų kelio daugiau. Mhm. Pažiūrėk, Lilitė, kur nors nelaukia eiliai. Man išranda tas demonas, kur buvo tarp žarnų pasislėpęs. Gerai, ką? Aš nežinau, gal jisai būtų lindęs į seksualinę čakrą. Aha, gerai, pasižiūrėk, ar jisai turi kontraktą papildomą. Dar ne. Mhm. Gerai, mes davai į juodą skylę. 3, 2, 1. Užtaisom ir jam skylės, kad jisai niekur negalėtų įlysti ir ateiti. Taip. Mhm. Gerai, dabar jisai kontraktą turi, kai buvo pratybose. Turi. Kas ten jame yra? Telepatija. Davai, nutraukėsi tą kontraktą. 3, 2, 1. Taip. Gerai, pažiūrėk hormonų visą veiklą, kaip jinai veikia. Harmonizavau. Gerai. Dabar žiūrim emocinis kūnas, kaip atrodo. Pavargęs. Gerai, visi kūnai sueina į vieną, harmonizuojasi, ekilibruojasi. Su Taip. mentaliniu, su intelektiniu, su visais kūnais. Labai dabar energija užkilo jam. Gerai, žiūrim dabar registras vergovės, vergystės, krikštas, agregoras yra. Įdėtas. Čipas į ranką. Davai, ištraukiam ir į portalą. 3, 2, 1. Taip. Agregorų kažkokių nėra. Yra. Gerai, žiūrim prie kokio agregoro jisai. 3. O. Gerai, mes juos galim sprogdinti. Galim. Galim tada identifikuok, kokie agregorai čia yra jo. Musulmonai, krikščionybės. Ir aš nežinau trečio, bet čia ta Marija mergelė ar kažkaip iš krikščionių, bet atskirai nuo krikščionybės. Supratau. Gerai, tada mes kviečiame savo draugą Alex. 3, 2, 1. Taip. Klausim, ar jisai sutvarkys su visais 3 agregorais. Easy. Gerai, tada sprogdinam. 3, 2, 1. Taip. Gerai, viską, ką tie agregorai pakenkė žmogaus esybei, naikinam. 3, 2, 1. Taip. Tvarkoj. Pasižiūrim stabiliuosius kūnus. Sinchronizuojam visus stabiliuosius kūnus. Pažiūrėk, ar nėra jokių lervų. 3, 2, 1. Viskas gerai. Tvarkoj. Einam į dimensionalinę harmoniką ir pažiūrim, ar yra užregistruota nelaimingi atsitikimai. 3, 2, 1. Yra nelaimingi tokie susitrenkimai. Gerai, anuliuojam visą šitą informaciją iš visų timing juostų, dimensijų, kišenių ir egzistencijų. 3, 2, 1. Taip. Dabar žiūrėk, pasąmonės stabilumas koksai yra ir sielos smegenys. 98. Gerai, tada liepiam savo sielos kompiuteriui
ir sielos smegenim atsistatyti į pradinę padėtį. 3, 2, 1. Taip. Gerai, dabar reinkarnacija. Nuo pirmos reinkarnacijos jisai susirenka savo visas dalis kaip puzlę. Persifiltruoja visus duomenis ir sueina į vieną vientisą kūną. 3, 2, 1. Aha. Dabar visa informacija, kuri veikia negatyviai jo sielai ir sielos smegenims, kurie buvo įvykę jo gyvenimuose, traumas, prisiminimus, patirtis, visą informaciją naikinam. 3, 2, 1. Kažkokie išsinarinimai. Viską išsinaikina jisai. Taip. Dabar visi organai, kurie priklauso fiziologiniai sistemai, jo fizinio kūno ir iš visų šitų organų Gediminas įsako išimti visus implantus, sujungiam siurblius, metalą, viską sujungiam ir viską traukiam. 3, 2, 1, kas nepriklauso jo fiziniam kūnui. Kas da matomų, nematomų, rastų, nerastų, žinomų, nežinomų. Visus. Taip. Dabar žiūrėk. Ir turi jisai kontraktą su interferentais dalintis energiją. Turi. Gerai, nutraukęs į tą kontraktą. 3, 2, 1. Taip. Gerai, dabar grįžtam į pratybas. Kai jisai gavo tą kontraktą, kai jisai nutraukė kontraktą, dabar pasižiūrėk, kur yra pas jį įmontuoti sekikliai, davikliai, bet kas, kurie suseka, kur jisai randasi. 3, 2, 1. Jau pirmąjį išėmiau. Išėmė, o dronus susprogdinom? Ne. Tada sprogdinam ir atsiimam visą informaciją, kurią buvo paėmę iš Gedimino. 3, 2, 1. Visa švaria ir tvarkinga. Čia tas čipas, kur buvo rankoje, su tuo susijęs yra irgi. Gerai. Taip. Gerai, dabar einam prie klausimų. Knarkimas. Kas ten vyksta su jo knarkimu ir dantų griežimu? Tai va čia knarkimas, tai dėl tos įtampos gerklėje. Nes tik tarytum net kąsnį, jam sunku kąsnį būdavo nuryti pilnai. Jisai nurydavo, viskas gerai, nes bet toksai išsiderinusi visos gerklos, visa gerklė ir taip toliau. O dėl dantų griežimo, tai sakyčiau, dėl tų robatinių dalių, nes toksai metalas skonis. Kažkokia vat įtampa ir metalas. Dėl tos, ne tai, kad dėl tų robatinių dalių, bet dėl tos medūzos labiau. Tai viskas pakanka, taip. Jo, bet pagydom jam dantis. Gerai, davai. 3, 2, 1, kviečiam gydūnus. Atstato jam emalį ir uždeda dar tokius guminių tokį, užtepa, kad jeigu ir gręš, kad nepažeistų. Ir šiaip dar kažką įsikramto, kažką kirminukus. Viską traukiam davai, viską ištraukiam, kas yra jo dantyse, smegenyse, turiuomenį smegenyse, dantų smegenyse. 3, 2, 1, ištraukiam, išvalom. Taip. Ir ką gydūnai sako dabar? Viskas gerai. Gerai tada.
Nu ir pasižiūrėk, kurgi dingo žmonai meilė. Slankstelyje. Tai jau susitvarkėm. Stalį. Galim dar apjungti jų energijas. Gerai apjungiam. 3, 2, 1. Aha, ir širdį, ir seksualinį. Gerai, dabar pasižiūrėk tu. Kokie yra senai atsiradę vidiniai skauduliai, nuo ko čia buvo? Nu, konkrečiai, jeigu taip, tai labiau nuo to demono, nes jisai ten draskydavo truputį. Bet ir apskritai, žinais, nežinau, aš tai truputį šokiruota esu, kad taip visas kūnas buvo padaliam. Bet šiaip skausmas tai labiau iš to demono pilve. Ir iš ksenomorfės taip pat. Prostatos tas skausmas man toks labai buvo irgi didelis atrodė tuo metu, kai tikrinom. Dėl to adatėlių. Galvos skausmas tai visai gali būti dėl tos plevelės. Jam tiesiog deguonies trūkumas. Kojų skausmai, gali būti, kad blauzdose buvo skausmas dėl tų trombų susidariusių. Toksai būna kaip tarytum tempimas venose, kažkoks pojūtis toks. Nu, tai čia viską aptvarkėm. Tada žiūrėk, einam į sinemą, pažiūrėti, kuris sėdi sinemą. 3, 2, 1. Žinok, į viršų atsisėdo. Nu, šaunuolis, reiškiasi tada. Jis šiaip, žinok, yra jo labai aukštas intelektas, yra loginis mąstymas labai stiprus ir čionais, kai siela, kaip jisai reiškiasi, jis vis tiek naudoja tą aukštą intelektą, supranta, kad energija, bet panaudoja jam tokiais, jisai pats, žinai, tvarkosi. Jis labai protingas yra, jo protas yra labai stiprus, bet kadangi jisai geras žmogus, tai tas protas jo ir nežlugdo, o kaip tik, žinai, jisai to savo protą taip išlaviruoja smagiai. Gerai, ir žiūrėkim dabar, mūsų šitas klientas atsidaro transporto įmonę. Tai yra... Labai gerai, logistika gal? Nu, aš nežinau, kas tam Ar tik transporto? Jis ruošiasi atsidaryti savo transporto įmonę. Žiūrėk, kaip jam tenai sekasi. Žinok, labai gerai. Aš pertrauksiu, ant savęs noriu pereiti, tiesiog self-standy dirbti, ant savęs įskaityti. Tik tais aš matau, kad turėtų būti APS. Kompanijos tipas APS. Bet šiaip aš matau, kad jam tenais naujas žaislas smegenim iškraut. Tai žodžiu sekasi jam neblogai, ne? Jo, bet jam reikia nuimti įtampą nuo pečių, kai jisai atsidarys, kad jisai viską paprastai žiūrėtų. Gerai, nutraukiam, nuimam jam tą įtampą. 3, 2, 1. Kažkaip, kad jis negalvotų galvosūkių ten, kur paprasta. Gerai, traukiam viską. 3, 2, 1. Tai. Ko dar?